kas leidžiasi į koją, koja nutirpsta, dilgčioja. Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip palengvinti sėdimojo nervo skausmą namuose, naudojant paprastus pratimus. Ką mes darysime? Atlaisvinsime visus sėdimojo nervo suspaudimo taškus ties keliu ir čiurna vienu metu. Sėdimasis nervas čia užpakalinėje šlaunies dalyje prie kelio išsišakoja į dvi dalis. Viena dalis eina šalia šeivikaulio galvos, to kaulo, kuris yra išorinėje kojos pusėje. Tai yra taškas labai svarbi sritis sėdimajam nervui. Čia ties čiurna, manau, kad iš kitos pusės jums bus geriau matyti. Čia ties čiurna abi sėdimojo nervo dalys. Viena eina už čiurnos, prie kulno, o kita eina per priekį. Štai, per priekį ir už čiurnos. Norint atpalaiduoti visus šiuos taškus vienu metu, reikia sėdėti taip, kad pėda tvirtai remtųsi į grindis. Jei atsisėsite arčiau kėdės krašto, bus dar geriau. Jūs sutelksite dėmesį į judesį. Stebėdami mažąjį pirštą, štai taip, pakelkite mažąjį pirštą, atitraukite jį nuo grindų kiek tik galite, o tada stipriai spauskite mažąjį pirštą į grindis kiek tik galite. Matote, kad čiurna juda, bet dėmesį sutelk į mažąjį pirštą. Darysite šį judesį neskubėdami. Kiek tik galite, kuo didesnį judesį, kiek tik galite, 30 sekundžių iki 1 minutės. Tai mobilizuos, suteps ir atlaisvins visus taškus, per kuriuos eina sėdimasis nervas. Čia viršuje yra šeivikaulio galvutė, o 2 taškai ties čiurna priekyje ir gale. Darykite tai nuo 30 sekundžių iki 1 minutės su kiekviena koja. Dabar taip, dar geriau, štai.